Labas rytas. Tai aš, kai dariau tą moterišką praktiką, ne čia už vakarą, būtent su tais riaumojimas, riaumojimas, tai nepasakysi, kad ta moteriška. Šiaip jinai aktyvuoja labai balsą, ne, laisvę kalbėti, išreikšti, kad ir, pavyzdžiui, savo tiesą ir taip toliau. O kiti moteriškumą neišlaisvinti. Tai man iš karto jūs visos praktiškai pradėjo atsukti, oi, kaip net širpsnėjo. Visos akyse pradėjote sukti su ta vyriška savo energija. Grinai taip darau ir kai sakiau, kad man pilvą pradėjo čia net durti, atrodo, galvo, kas čia vyksta ir po to grinai galvo, nu vyriška energija ir tai prieš akis vaizdai jūsų veidai, žinai, pradėjo eiti, kad, nu tikrai visos iš vyriškas tos energijos eina, tai ir kur tu neisi, kad jeigu dar vyro nėra šalia, o jeigu ir yra, bet labiau moteriška energija, o kodėl bijom būti moteriška energija? O jeigu vyras ne taip rūpinsis, ne, nu, perduot viską vyrui į rankas. Dabar viską atiduodu ir jis man pasirūpins. Aš jį paimti ir dabar, pavyzdžiui, aš neturėsiu pinigų. Tarkim, man net pačiai pagalvota, ne, jeigu aš neturėsiu ir man reikėtų eiti prašyti vyro. O tarkim, man vyras turėtų šiaip realiai tiesiog duoti, ne? O ta minti, kad įsileist, man tai reikės prašyti. O jeigu jis negaus, nu ta prasme. Ir vėl tokios, ir vėl tai eini tą vyrišką energiją, visą tą kontrolę. Mes galim tai ir abi to lygiai palaikyti. Bet ar mums išeina tą palaikyti? Nu, išeina kartais susibalansuoti, ne? Bet vis tiek, to čia vyra kontrolė, pavyzdžiui, net sakai atsidarinė tą puslapį. Tai jau susirenki, bet ne į tą, kada aš noriu judėti, pavyzdžiui, kaip darėm tą praktiką, bet aš noriu judėti šitaip, ne? Tai yra moteriška energija. Aš noriu va dabar gulėti ir aš nebenoriu jau. O kad vyriška energija, pavyzdžiui, vat kaip dar kartą paminėsiu, aštangos joga yra ant raumenų. Nu, tarkim, jinai ant judesio, pasikartojančio ir stati. O moteriška tai yra ištempimas, atsipalaidavimas, ne? Va, ir aš guliu lengvai visur. Aš galiu sau leisti. Aš, pavyzdžiui, kai darau jogą, ne, abi skirtingas. Todėl aš dėl to ir maišu, man patinka. Pradėjo patikti. Anksčiau, jeigu aš nepadarau aštangos jogos, reiškia, aš nesportavau. Jogos vapšė iš viso nebuvo. O kai yra yin joga, nu tai aš galvoju, man nebuvo praktikos. Nu, ta prasme, pagulėjau, ne? Nes man reikia, kada būtent viską susiaktyvintų. Bet labai keičias, pavyzdžiui, net kai tu darai pratimus. Aš, pavyzdžiui, tarkim, padarius aštangos jogą vyriškesnę ir ypač jeigu pradėsi dar dešinę kuo, aš dėl to sakau pradėti kairę. Tada jaučias toks ir čia susirišus belenkai, belenką užsidėjus ir belenkai parožinį, nu ten prasme, džinsai, kėdai, whatever. Įsėdė į moterišką jogą ir žiūrė, reikia kokį lūpdažį pasidažyti, reikia čia gal nagus jau vėt susitvarkyti, žinai, suknelės noriu. Tai va toks tas skirtumas yra, iškart labai pasijaučia ta moteriška energija, netgi taip paprasčiausiai, kad toj, bet aš noriu čia pasitemti, čia pasipuošti kažkas ir tokia laisvuma, čia tokia ple, žinai, visą iš karto. Ir labai jaučiasi. Bet, pavyzdžiui, einant į save, ne, į savo vidų, mes turim subalansuoti abi tas energijas. Kad jos būtų, man reikėjo vyriškosios pasinaudoju, bet kadangi aš esu moteris, aš grįžtu į savo moteriškumą. Taip man atsirado, pavyzdžiui, moterų ratai ir būtent, kad su moteriškumai. Ir tada atsiranda moteriška bendrystė, pavyzdžiui. Vat bendravimas su moterim, taip, nes, pavyzdžiui, man bendravimas būdavo daug lengvesnis su vyrais. Eini, žinai, ten fan lengvai ir tu tas neapsikrauni tais pletkai, žinai, ar kažko, nu va toksai. Ir ten visą laiką tokia atrodo ta pozityvi energija, tai tu eini tą vyrišką, žinai. Ir po to, tipo, palauk, bet kai turi draugą su vyrais, jau kažkaip nebepabendrausi. Tu turi eiti tą moteriškumą, tada žiūri, o tada žiūri, kad nėra draugių. Mano patirtis buvo tokia, nėra draugių, nėra su ko bendrauti. Arba visos ten tokios, vieną gal turi, žinai, išskirtinai. Nu ir po to žiūriu, aš kaip padariau tas ėjau moteriškas praktikas arba moterų ratus, pas mane atsirado labai daug tų moterų ir labai daug draugių. Nu,
visur. Tarkim, išsiplėtė tas va ratas, ne? Mm. Tai vat Okay. vien per jogą gali susibalansuoti ir energijos. Aš tik noriu, žinai, pasidalinti, kas man įvyko. Aš ta prasme kenčiu skausmus pilvo apačioje jau labai seniai. Ir žinai, kad mane ir operavo, čia buvo operacija spalio pernai mėnesį, pernai metais. Ir supranti, vat po jūsų tos praktikos, aš dar, aišku, gal sutapimas buvo, kad aš padariau kitokį kvėpavimą, tiesiog labai smarkų kvėpavimą, 10 minučių padariau. Ir gausi, kad tas kvėpavimas, tipo, gydomas, žinai, kad labai staigiai pradeda kūnas reaguoti tą kvėpavimą. Ir kai tu pradėjai sakyti vakar, kai žiūrėjau vakare tavo tą įrašą, kad tipo tau, žinai, pradėjo skaudėti pilvo apačią, o man tą naktį neskaudėjo. Supranti, va kaip jūs darėte praktiką, tau skaudėjo, o aš tą naktį nedariau tos jūsų praktikos, ašgi dariau. Ir man neskaudėjo, supranti, neskaudėjo pilvo. Ir aš sakau, kas čia yra, žinai, dabar nežinau, ar čia jūs pradirbot visą tą jau, nes mes vis tiek kažkaip susijungusios, žinai, esam. Ar čia per tą kvėpavimą, žinai. Bet, O dabar skauda ar nebeskauda? Neskauda, nes aš jau dabar pradėjau ryte ir vakare daryti irgi kvėpavimo tos pratimus, žinai. Nu, ne šiaip man atėjo. Nu, ne šiaip atėjo, jo. Jo. Aišku, viskas yra susiję. Va, galiu pasakyti, vakar buvo grinai toks, kad mes per jogą kalbėjom su viena tokia moterim kalbėjom iš mūsų grupės. Ir kaip tik kalbėjom apie energiją ir, kaip sakau, kaip aš, pavyzdžiui, groju gongais ir aš nebejaučiu nieko, kad man kažkas pasikeistų. Sakau, o seniau man, pavyzdžiui, jausdavos, kaip ateina, tai nuotaikos keisdavos, tai labai net šakinėdavo po gongų, labai man šakinėdavo. Ir ten gera nuotaika, bloga ir susierzini ir kažkas. Ir toksai grinai atrodo, kad prisikabindavo viskas, ten visokių emocijų iš ten susineždavau. O dabar aš pagroju, man atrodo nieko neįvyko, ta prasme visiškai. Ir jinai sako, ir mes kalbam, kadangi per telefoną, jai atneša, paduoda batarkę ir sako, išmesk. Ir jinai man ir sako, nes viskas to pačiu momentu, o sako, tai kur dėti tą nereikalingą batareikę? Sakau, išmes. Sako, tai va, ir išmeti. Tai va dabar, kai mes darėm jogą, tai tavo energija, tu iškvėpavai, o tu nežinai, kur ją padėti, ne? Ir tu man padavai ir aš ją išmečiau. Supranti? Nes kaip pas mane irgi ateina į gongus, aš esu mačius netgi vaizdinu, kaip aš surenku tą energiją ir išmetu į gongą. Jinai netgi tiesiogiai išmečia. Tai va tas toksai, sakau, kažkas atėjo, taip, tik tai prisijungiam daryti treniruotę ir man čia tai kaip su peiliu, žinai, taip atrodo. O tai, pavyzdžiui, kaip išmesti, ta prasme, supranti, viskas turi savo, niekas neišsimeta šitame pasaulyje ar ten egzistencijoje, ne? Ir kaip dabar, jinai turi transformuotis į energiją ir išeiti, ne? Aš dabar net negalvodama, žinok, man matyti automatiškai užsimetant, bet anksčiau man pasakė aiškiai, kad tu išmest negali. Tiesiog išmest negali. Tu išmeti, paleidi į žemę ir transformuoji į besąlyginę meilę. Arba tu, jeigu nori, pavyzdžiui, aš žinau, koks čia tas skausmas buvo ir pati savo gali transformuoti į kažką tai, kad tu užpildai. Dabar tau atsilaisvino, čia yra tuščia, ne? Ir tu užpildai, tiesiog galiu įsivaizduoti, užsidėti ranką, delnus ant tos vietos, ne? O čia visiems ir yra irgi tas moteriškumas. Ir užsipildai besąlyginę meilę. Kuom ten jau užsipildys, tau jau nesvarbu. Kuom reikės, tom ir užsipildys. Bet jinai bus užpildyta gėriu, jinai nebus palikta tuščia erdvė. Tai motina žemė transformuoja viską į besąlyginę meilę, jau nesvarbu, ką ten išmetai. Jeigu ateina sielos, siunti pas kūrėją ir sakai, ten tau toj šviesoj vieta. Jeigu pajaučiat, pavyzdžiui, netgi gal yra susidūrę, kokios sielos ateina, ar dar kažkas, tu nežinai kas, ne? Gali ateiti angelai, gali mokytojai, bet jeigu tu nesi garantuotas, sakyk, aš siunčiu, čia tau ne vieta ir siunčiu pas kūrėją, ne? Eik į šviesą.
Nes man vieną kartą buvo toks, kažkas atsijungti, nematau, Žydrūnė. Ir kažkas toks buvo, kad jaučiau pas save kambarį, kad kažkas yra ir sakau, eik lauk, čia tau ne vieta. Nu ir išėjo, o kur išėjo, gal pat tą žmogų, arba toliau klajoti, ne? Bet tai turi sakyti, eik į šviesą, bet ten tau yra vieta. Ir viskas. O čia užpildai besąlyginimai. Ir viskas bus perfekta. Dar kokių klausimų? Ne. O tau čia koja, kur skauda, tai iš lėto tempk, jinai išsitemps. Va, Irutė teisingai, puikiai nuėjo pasimasažuoti koją, išnaudot laiką. Užtirpo. Tik pasiklausimui. Nu. Jo, man irgi tie masažiukai su tuo ratuku labai padeda. Jo, aš vakar netgi paėmiau už kojų, supranti, va tai va kaip tu liepei, nu, ta prasme, paėmiau be problemų vakare. Nu, va, super. Išsitempsim. Išsitempsim puikiai. O, neprieinu čia per daug arti. Ir tada atsisėdam. Kokia treniruotė labiau jums patinka, pavyzdžiui? Ta, kur aktyvi, kaip vakar darėm, ar ta lengvesnė, kur tempia? Man čia dar lengvos nebuvo. Kaip sakai? Man dar čia lengvos nebuvo. O kuri labiau ta tokia nebuvo lengvos? Šiaip man buvo labai gera, todėl kad be jokių trukdžių, ramybei tokioje viena pati, tai man labai patiko. O žinai, kai vaikas namuose, tai aš nesijaučiu taip gerai. Aha, reikia užmigdyti vaiką. Ne taip. Arba tą, žinai, tokį gardelį uždarai, bet čia per didelis, jau gal nemažo reikėtų. Vis tiek išleisk. Nu, aš įsivaizduoju, nes aš kaip pati savo treniruotę dariaus, tai aš per 3 kartus kokius atsisėdu padaryti treniruotę. Tai valgyti, tai miegot, tai dar kažkas, o dar čia toks leliuks, ne, paguldyk ir gulės, o kai jau didelis, tai laksta aplinkui. Tai ką, atsisėdam, įsitęsam. Ir, pavyzdžiui, kai atsisėdate, net, tarkim, jau pačias galit prasimasažuoti, jau net prieš treniruotę, jeigu turit laiko prasimasažuoti, nes galėsim daryti daugiau pratimų kažkokių, nes, pavyzdžiui, labai daug yra laiko užima, kol, kūnas irgi apšyla, pavyzdžiui, lengvesniai toj treniruotėj, moteriškai, tai einam su lengvais išjudinimais, o, pavyzdžiui, jau kai darom aštangos jogą, tai saulės sveikinimas yra apšilimas, tai nėra tokių, kad prisijungiam ir čia apšylam kaklą, žinai, tu jau stoji ant kilimėlio ir varai visą į tempo. O taip, tai yra, kad tu prasimasažuoji, visus prasijudinam, nes nesam atsikėlę ką tik, ne? Ir šiaip net aštangos jogo pradedant reikėtų irgi prasijudinti visą kūną, atpalaiduoti, ne? Bet ką aš dažniausiai darau, tai iš tikrųjų iš patirties stoju ant kilimėlio ir darau, nes jeigu dar čia pajudinsi, žinai, 10 minučių kokį, prasijudinsi galvoju ir taip. Tai galit prajudėti, jeigu norit, kaip norit dabar, laisvai prajudint kūną ir pramasažuot, pajaust, kur nori, kad įsitemptų. Ir dabar nurimstam truputėlį, keletai minučių susitelkiam, trumpam susifokusuojam, susitelkiam į savo ašį.
Jaučiam, kaip visos mintis nurimsta. Giliai įkvepiam ir iškvepiam. Dedam kairę ranką ant kairės pusės kilimėlio ir dešinę ranką virš ausies. Ištempiam šoną. Įkvepiam, pasikeliam į viršų, abi rankos pakeltos, pilnai nusileidžiam ant kilimėlio. Įkvepiam, pakeliam abu delnus į viršų, iškvepiam, susisukam į kairę pusę, žiūrim per kairį petį. Įkvepiam, pakeliam delnus į viršų, iškvepiam, susisukam. Įkvepiam, pakeliam delnus į viršų, iškvepiam, pilnai nusileidžiam ant grindų į priekį ir išsitempam. Įkvepiam, pasisukam. Paeinam pirštų galiukais į kairę pusę. Ir ištempiam šoną, jaučiam, kaip išsitempia. Ir pirštų galiukais einam link dešinės pusės. Grįžtam į centrą. Ir atsikeliam. Sukabinam rankas už nugaros. Tai pasižiūrėkit, kur tą ranką buvo sunkiau pirmą kartą sukabinti, apkeiskit. Gal pažiūrėkit, gal lengviau išeis. Kvėpuojam tik per nosį. Ir apkeičiam rankas. Nežinau, ar kvėpuoja tik per nosį, todėl dažnai primenu, jeigu girdėčiau, kad kvėpuojat, tai gal ir nepriminčiau.
Bet gilūs įkvėpimai, iškvėpimai. Ir atpalaiduojam. Atkreipkit dėmesį, kai sėdit lotoso pozoj, ar tikrai įtraukti yra gimdos kaklelio raumenys, kad tvirtai sėdėtum. Ir galit pajausti, ypač kai sėdim lotoso pozicijoje, kad kvėpuoti per apačią. Įkvėpiam. Ir galit sutelkti, ypač kai sėdim lotoso poziciją, sutelk dėmesį kvėpavimą į mūsų sakralią vietą skaitosi. Ne? Dabar irgi taip pat įtraukiam ir pasisukam ratuku. Ir į kitą pusę. Grįžtam į centrą. Nukeliam pėdas, suglaudžiam ir ištiesim. Pamasažuojam kelienus. Ir pasukam. Pakeliam į viršų, nuleidžiam. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, sukam į dešinę pusę. 1, 2, 3, 4, 5. Kita pusė 1, 2, 3, 4, 5. Suglaudžiam kojas ir pasikeliam į varlytę. Praskiedžiam kojas, jeigu reikia truputėlį šoną, kad labai arti nebūtų. Suglaudžiam delnus, spaudžiam alkūnes į kelienus. Ir įsitempiam. Gražiai, aukštai, aukšti, ilgi kaklai. Padedam dešinį delną ant kilimėlio ir kairę ranką keliam į viršų. Kvėpuojam. Apkeičiam delnus. Ir lėtai apkeičiam vėl. Įkvepiam, pakeliam kairę pusę. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam per nosį. Iškvepiam per nosį. Truputį delnus padedam į priekį. Spaudžiam kelienus į rankas, tik ne per alkūnes. Ir pakelnam kojas. Vieną pakeliam. Kita. Pabandom vieną ir kitą pakelti, abu kartu. Ir tada kelnojam dar po vieną, jeigu sunkiai kelias. Pakeliam vieną koją, tada pabandykit ilgiau pabūti ant vienos pakeltos kojos.
Truputėlį, kai pakeliat ir pabūkit pakelę vieną koją ilgiau. Kokius 2 įkvėpimus, 3 įkvėpimus. Tada grįžkit ir pakelkit kitą koją. Kelienai turiu spaust rankas. Ir kai bandot įsilaikyti ilgiau, smakras yra truputėlį aukščiau ir žiūrėkit į vieną tašką geriau. Nes kai kažkur žiūrit, ar ten neišeina, tada atsiranda, kad dingsta balansas. Irgi įtraukit taip pat gimdos kaklelio raumenis, nes kai įtrauksit, tada bus tvirtesnė pozicija. Rankų pirštai irgi išskiesti kaip varlės, ne, pilnai prigludę. Ir dedam didelį žingsnį atgal. Spaudžiam kelienus ir ištiesiam. Jeigu reikia, pravaikštam, pramankštinam. Vienu arba 2 žingsniais dedam didelį žingsnį tarp delnų ir pristatom kojas. Įkvepiam, pilnai pasikeliam į viršų, suglaudžiam delnus, iškvepiam. Įkvepiam, pakeliam delnus, žiūrim į delnus, iškvepiam, pilnai nusileidžiam ant kelienų, įkvepiam pusę pasikelimo, žiūrim į viršų, iškvepiam, dedam didelį žingsnį atgal, atsispaudimas, pasikeliam į viršų, pristatom kojų pirštus, keliam klubus į viršų, spaudžiam delnus į viršų, kvėpuojam. 1, 2, 3, 4, 5. Padedame kelienus ant kilimėlį į stalo poziciją. Įkvepiam, žiūrim į viršų. Išrečiam nugarą. Spaudžiam delnus. Ir kvėpuojam per nosį. Iškvepiam, susirečiam į kamuoliuką ir žiūrim į bambą. Įkvepiam, žiūrim į viršų, išrečiam nugarą. Iškvepiam, susirečiam į kamuoliuką. Įkvepiam, išsirečiam ir iškvepiam. Įkvepiam ir iškvepiam. Perkeliam, grįžtam į natūralią poziciją, perkeliam svorį ant dešinės pusės, ištiesiam kairę koją tiesiai ir kai atrandam balansą, ištiesiam dešinę ranką. Ir pristatom. Ta patį darom su kairė pusė. Svorį perkeliam ant kairės pusės, ištiesiam dešinę koją ir kairę ranką.
pristatom delnus, atsisėdam ant kulnų ir išsitiesiam. Atsistojam ant 4, pristatom kojų pirštus, pakeliam kelėnus į viršų, ištiesiam kelėnus, dedam kulnus ant kilimėlio. Pakeliam kairę koją į viršų, iškvepiam ir kairę kelėną prie dešinės alkūnės. Arba prie kairės alkūnės, kaip išeina. Vėl pakeliam. Įkvepiam ir iškvepiam prie kairės arba dešinės alkūnės. Kokio intensyvumo norit ir kaip išeina. Iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam ir pristatom kojom. Pakeliam dešinę koją į viršų. Ir iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Ir dar kartelį. Pakeliam koją ir pristatom ant kilimėlio, ant kelėnų. Ir išsitiesiam. Atsisėdam ant kulnų į vaiko poziciją. Atsistojam ant 4. Grįžtame vaiko į šuns poziciją. Išsitiesiam. Jeigu reikia kažkam pavaikštom dar ant kulnų. Ir dedam didelį žingsnį tarp delnų. 1 arba 2 žingsniais. Pusę pasikėlimo žiūrime viršų, iškvepiam, pilnai nusileidžiam ant delnų ir sukabiname alkūnes. Išsitempiam. Su kiekvienu įkvepimu ir iškvepimu vis labiau nusileidžiam. Pasisukinėjam į šonus. Įkvepiam, pilnai pasikeliam. Siglaudžiam delnus, iškvepiam. Dedam didelį žingsnį atgal. Pasisukam ant kulnų. Sulenkiam kairę koją, tikiuosi kairę pradėt. Nepasakiau kurią. Sulenkiam kairę koją. Tai aš sakysiu, kad kairę, o jūs jau kurią turite, ne? Tai ir dešinę ranką virš ausies. Ir jeigu klubai yra pasikėlę, leidžiam vis žemiau ir žemiau. Tik žiūrim, kad nepradėtų keltis ten ta koja. Jeigu pėda pradeda keltis, tada pasikeliat geriau aukščiau, bet pėda tegu būna priglaudusi, ne? Įkvepiam ir pasikeliam į viršų, delnai ištiesti, pasisukam ant kulnų, sulenkiam dešinę kelieną ir dešinę alkūnę dedam ant dešinio kelieno. Kairės rankos pirštai išskėsti, atsimenam, ne? Pilnai. Įkvepiam ir pasikeliam į viršų, suglaudžiam delnus prie krūtinės į meldimosi poziciją ir dedam žingsnį į priekį. Į kilimėlio pradžią grįžtam.
Rankos ant klubų, atsisukam tiesiai. Galite ir neatsisukti. Iš čia sugrebiam už kairės kojos pirštą ir ištiesiam. 3. Giliai kvėpuojam per nosį 4. Kairysis dešinės kojos kelėnas ištiestas 5 ir iš šono. 1, 2, 3, 4, 5. Ir į priekį nusilenkiam ant kairės kojos, abi rankos pakeltos. 1, 2, 3, 4, 5. Atsipalaiduojam. Mankštinam truputėlį kojas. Sugrebiam už dešinės kojos nykščio. Ištiesiam. 1, 2, 3, 4, 5. Įkvepiam į šoną. 1, 2, 3, 4, 5. Koja į priekį nusilenkiam. Ant dešinės kojos ištiesiam. Rankos abi ant klubų. 1, 2, 3, 4, 5. Atpalaiduojam. Pramankštinam. Kaip reikėtų. Suglaudžiam pėdas. Kelėnus spaudžiam vieną į kitą. Ir dabar iš išorės to užpakalio įtraukiam užpakalį, atrodo, suspaudžiam ir atsisėdam. Ir dar, šitaip ir surečiam užpakalį, kad būtų tiesiai. Ir iškeliam delnus virš galvos. 1, 2, 3, 4, 5 ir pasikeliam su įkvėpimu. Delnus nuleidžiam. Nusilenkiam ant kelėnų. Pusę pasikeliamo žiūrim į viršų. Dedam didelį žingsnį atgal. Atsispaudimas. Įkvepiam, pažiūrim į viršų. Iškvepiam, grįžtam ant 4, sukryžiuojam pėdas ir atsisėdam. Ant kūno. Ištiesiam kojas. Ištraukiam užpakalį. Įkvepiam, pasikeliam, žiūrim į delnus, iškvepiam. Nusilenkiam ant kojų ir sugrebiam už kojos nykščių. Visi sugrebiam ir kas nesugrebiam, vis tiek sugrebiam, bet su lenktais kelėnais, jeigu reikia, ir tiesiam. Dedam krūtinę ant kelėnų. Įkvepiam, pasikeliam, sugrebiam už pėdų plokščiai su delnais. Ir jeigu, kaip yra kojos į šitą pusę lenkės, tai iš šonų pėdų jas ištiesiam, kad būtų pilnai plokščios su rankom, ne, kad būtų visiškai plokščios. Ir tada atsigulam taip pat. Jeigu nesusigrebia, tai sulenkti kelėnai ir kelėnus tiesiam. Įkvepiam, pasikeliam,
Dedam delnus už nugaros, sukryžiuojam pėdas ir atsipalaiduojam, žiūrim į viršų. Sulenkiam kelėnus. Jeigu kažkas nori truputėlį intensyviau, tai paliekat ištiestus, kiti sulenkiam, nes čia pasikemsim, ane? Tai pasirinkit, kurią norit. Ar sulenktus kelėnus kelsim, klubus į viršų, ar ištiesim. Nu ir ką, kylam. Kojos pilnai ištiestos, žiūrim atgal. 1, 2, 3, 4 ir 5. Nusileidžiam. Atsipalaiduojam. Išskėčiam kojas, aš tik atsisuku į jūs. Taip pat ištraukiam užpakalį. Pasitikrinam, ar sėdim ant kaulo. Dar kartą priminsiu, kad tik šita vieta čia lankstosi. Čia. Nelenkiamės iš nugaros nieko. Nugara kaip buvo tiesiai, taip jinai ir tebėra. Jinai lenkiasi iš šitos pozicijos. Tai įsivaizduokit, kad jūs esate sulūžęs ir jisai nu va, kaip tik va turiu pavyzdį. Rain stick. Nu tai va, tai jūs esat kaip tas stulpas ir čia nieko neina. Ir turit lenktis šitą. Man? Tai dabar įsivaizduokit, kad va tas pagalys yra čia jūsų centras ir kaip mes visą laiką, kai sėdim pozicijos, tai mes va kaip ant to stulpo pamautos, tai ir sukinėjomės tik ir ne taip, bet va tiesiai. Ir lenkiamės visą laiką tik tiesiai. Tai čia yra Tai va, ir lenkiamės, sustojot kažkur, čia sustojot irgi gerai. Ir būna čia. Sustojot žemiau, čia būna. Čia yra labai gerai kažkokią pagalio pasidėti. Paprašyti vyro arba kad atemptų. Grįžtam į centrą ir pasisukam link kairės kojas, išsitempiam. Įkvepiam, pasikeliam ir einam pirštų galiukais, galim link dešinės kojos. Ir išsitempiam. Grįžtam į centrą ir pasikeliam. Sulenkiam pas per kelėnus, suglaudžiam ir ištiesiam. Dedam delnus už nugaros, sukryžiuojam pėdas, krūtinė į priekį, pečiai atgal, žiūrime viršų. Grįžtam į sėdimą padėtį, sulenkiam kairę koją, numetam, pakeliam į viršų
dedam ant dešinio kelieno. Rankas už nugaros ir dešinę koją sulenkim. Kvėpuojam giliai per nosį. Ištiesiam. Nukeliam kairę koją. Pakeliam delnus į viršų ir atsigulam ant dešinės kojos. Apkabinam pėdą jau kaip išeina. Įkvepiam, pasikeliam. Pakeliam kairį kelieną į viršų ir ištiesiam. Sulenkiam dešinę koją. Nuleidžiam ant kilimėlio. Dešinį kulną dedam ant kairio kelieno. Dedam delnus už nugaros. Delnai žiūri pointing į mūsų kūną ir sulenkiam. Ištiesiam kairę koją. Dešinę koją nukeliam. Tiesiog iš šono, kur nusikeliam, pakeliam delnus į viršų ir nusilenkiam ant kairės kojos. Įkvepiam, pasikeliam, sulenkiam kairę koją ir nuleidžiam. Sugriebam už kojų nykščių, dviem rankų pirštais, pečiai nuleisti, smakras į vidų ir skrendam. Ir truputėlį greičiau. Ir truputėlį dar greičiau. Nusileidžiam, kojas suglaudžiam. Ištiesiam dešinę koją. Ir dabar pakeliam delnus į viršų. Susisukam į kairę pusę. Delnus nuleidžiam už rankų. Ir žiūrim per kairį petį.
Įkvepiam, pakeliam delnus į viršų, ištiesiam kairę koją, sulenkiam dešinę, pasisukam į dešinę pusę ir delnus nuleidžiam. Žiūrim per dešinį petį. Jeigu reikia pasitaiso, dar galit net su alkūne paspaust kelieną, kad dar labiau išsisuk. Paim. Ir atsisukam. Centrą atsigulam ant nugaros. Pagulim truputėlį. Atsipalaiduojam. Sulenkiam kojas per kelėnus. Ir apšildom nugarą. Pakeliam klubus į viršų. Surakinam rankų pirštus. Spaudžiam delnus vieną į kitą. Ir atpalaiduojam. Apkabinam kelėnus. Pramasažuojam nugarą. Ir dar kartelį. Dabar jau bandom pasikelti ant galvos. Aš noriu pažiūrėti, kaip jums sekas. Delnai už pečių. Kulnai kuo arčiau užpakalio. Kuo arčiau dedam. Kiek jau išeina. Tada pakeliam klubus į viršų ir pečius ir tada galvą keliam. Va, super. Labai gražiai išėjo visiems. Ir jau kiek išėjo pasiridenam. Ant nugaros, jeigu ten nieko nereikalingo nespauda, darom dar kartą. O jeigu kažkas ten jau labai nepatogiai ir tikrai jau sakot, ne šiandien, tada nedarom. Kai pasiredenat ant nugaros, atsisėdat ir gulatės ant kojų. Atsigulame ant nugaros. Ir darom žvakę. 18 įkvėpimų, iškvėpimų. Ir pasižiūrit, kiek jau išeina išlaikyti. Ir kur. Jeigu norite, grįžtate ne į pradinę padėtį, pirmąją poziciją. Jeigu jau kyla kojas į viršų, darot žvakę pilnai visą 18. Jeigu pavargsit, grįžtat į pirmą padėtį. Spaudžiat kelėnus.
Ir jeigu pabaigoje jau norėsit, žiūrėsit, kad ir kaklas leidžia, ir nugarą, tada gali dėti kojas už galvos, nuleisti, ne? Bet jeigu automatiškai jos nepradeda svirt, tada neleidžiam dar. Reiškia, dar kažkur ten tempia, kur neturėtų tempti. Nes niekur nebeturi tempti, kai norim nuleisti kojas už galvos. Ir tada nusileidžiam ant nugaros į drugelio poziciją, kojos išskėstos. Jeigu reikia, pasidedam pagalves ant šonų, kad pilnai atsipalaiduotų. Ir pakvėpuojam. Kokį 50 galite kvėpimų padaryti. Tai būtų arba minutė ir ilgiau, jeigu norite, galit gulėti ir 5 minutės. Labai geras pratimas. Ir pabaigai pasidarot 5 minutės poilsio, tiesiai ant nugaros arba 10. Geriausiai būtų 10, bet jau žiūrėkit, kiek jau noris. Ir iki rytojaus. Iki.